Ką daryti, kad pomidorų daigeliai nebūtų liauni, išstybę, nususę, suvargę. Nu, gaila, aš tokio neturiu parodyti, tai rodau va tokį. Tai ką daryti, kuom tręšti? Tai iš karto pasakau, tręšti nereikia nieko. Sėklelė išdygo, tik tai pamatėte kilpelę, dar net ne patį augalėlį išlindusi. Iš karto neškite į saulėtą vietą. Ir kadangi daiginame ten, kur yra šilta, bent jau aš dabar daiginu ant kilimėlio šildomo, tai nuimam nuo jo ir nešam į šviesią vietą. Jeigu saulė nešviečia, jeigu turite lempas, junkite lempas, o jeigu turite, neškite ant palangės, kad tas augalas nebesistiebtų. Nes pas mane yra taip, ryte liktai pamatai, kad lenda, išeini į darbą, grįžti, jau randi tokį daigelį. O paskui jį suvaldyti, žinoma, galima, bet tikrai esu mačius tokių, tokių, dar nepikuotų ir tikrai, negerai jiems taip yra. Tai pasikartojam. Ką daryti, kad daigelį neišstiptų? Tai tik išdygusius nešti į saulėtą ar apšviestą vietą. Ir viskas. Ir nereiks nei jokių trąšų, nei nieko. Daigeliai bus patys tie.